Sveiki visi. Šiandien turiu tokį ekstremalų darbelį kapotų. Tai būtų kapotų dažymas ir jisai bus, kapotas bus dažytas garaže, brūkšnelis lauke. Tai šiandien pas mus į Klaipėdą atėjo žemesnė temperatūra, vakar -11, šiandien -7, galvoju, gera proga bus išbėgti į lauką ir pabandyti nusidažyti kapotą prie minusinės temperatūros. Vienu žodžiu, gavosi taip, kad kapotą išnešiau, palaukiau, kol atšals jisai iki -2, -3, iki 5 net nukrito kapoto temperatūra ir dėjau bazę, džiovinau fenu, 2, 3 sluoksnį, aišku, truputėlį trukdė, nes sniegas krito, tai gavosi toks su krateriukais, taškiukais, bet nieko nepadarysi. O lakavimą jau išsinešiau į garažą, bet atvirais vartais, ta prasme, ten temperatūra buvo apie 0, iki -2. Ir pažiūrėkit, kas iš to gavosi. O mano kapotas atrodo štai taip. Detaliai iš arti nerodysiu, kad čia nesustotų širdis, bet esmė, kad patiokų, dešrų, nieko nėra, niekur niekas nenubėgo, neapsikontūravo. Lakas, aišku, biškį paverį, nes gavosi sluoksniai storesni. O bendras vaizdas labai. Nes jau ir lakiukas jisai ir neslinks, nes galiu parodyti, kad jau, aš jau jį galiu glostyti. O buvos, aišku, lieka čia biškį. Atsibrauku, druželiai lieka, nes jisai buvo, skaityk, visą dieną prastovėjo 0 temperatūroje, džiuvo 0. Ir vis tiek užgriebė, biškį kimba čiučiut. Bet jau, aš jau jį dabar čia įsinešiau į kamerą, kad bendrą vaizdą pafilmuoti. Turim kiek čia 2. -2, buvo -3. Bet važiuok, matosi, čia jau džiūsta, tuoj prapūsim oro. Sniegas. Jo, čia biškį sniego nuo stogų padavė. Be pusių bazė džiūsta. Ir išdžius. -3,6, 4. Turėtų sušalti. Žiūrėk, čia sniego biškį. Sniegelis čia. Karočią, pasnygė normaliai visur. Toj antistatinė bus galima nušluostyti. Blemba, bet to sniego kiek prikrito. Matosi, kad pusę matinio, ne? Bei mane parodė, kad džiovinu. Tas kapotas niekam neįdomus. Kimba. Tuos antistatinę nuvalysiu, turėtų būti lakai netrukdyti. Blėma, tas sniegas suknyso visą reikalą, jeigu ne tas sniegas, būtų išvis gal viskas šatkai paėję. Jau, užteks tada filminti. -3, -6, -6, -8, -7, labai gerai. Gera temperatūra.
Nu viską, kaip reglamentas reikalauja su antistatinė. Ir užmėsim efektinis. Bandau tuos pagalius uždengti, nelabai išeina uždengti, bet vis tiek biški gražiau negu buvo. Nu ką, dabar einam pamatysim laką. Ai, ne, galiu biški pradžiuvinti dabar. Nu, priek biški arčiau pamatysim, matinėja, nematinėja. Galima nieks nematinėja. Lakiuką susimaišom. Paskui pamatuosiu temperatūrą, pasižiūrėsim, kaip jisai užšąla greitai. – 20 laipsnių. Ketuką dabar. 103. Lakų uždėsiu 2 sluoksnius taip kaip priklauso. Nu viskas kaip stop. Nu dabar gali mane atsukti. Nu ką, pirmą dėsiu lygų ploną, antrą tokį patį. Čia aišku man apšviečia, čia biški tamsu, kad kai man čia matyti labiau. Va taip, pasisuksiu, geriau matosi kaip liet. Nu, blemo, net neįdomu, girdi. Laikosi. Tai jeigu nenuslinks ir antras, tai čia, kaip tie, dažymai. Plius 20, plius 15 būtinai, nieko čia nereikės. Gerai, bet palaukim dabar. Tai dabar yra 12, tai kiek mes čia lauksim tam pirmam sluoksniui apdžiūti? Valandą? A, 2. Ar paskui geriau guldyti ir užlakuoti? Nu, darykim taip, ant stačių. Leva šalą rankų. Džiovinu tą laką, taip, įdomumo dėliai, kiek iš čia. -3, nu, kadangi garaže, aišku, tai truputį šilčiau. -3. Viskas normaliai. Lokė -7 rodo. Nu, o laikytis lakas, tai jisai, nu, visai neblogai laikosi. Kerza, aišku, jinai nelabai tempėsi. Jinai tokia, kokią aš palikau. Tokia, kokią paguldžiau. Čia yra pavojus apačioje, nes čia kažkaip per daug užsimusikavau. Čia yra pavojus paslinkimui. O šiaip bendras vaizdas, tai ir dulkių taip nėra labai įspūdingai. Nu, matai, čia yra plotas didžiulis. Nėra kur suktis tiem kamuliam ir parsinešti dulkių kamuliam. Ar lakų dulkių kamuliam, kurie parsineša grįždami su savim dulkių. Nu, va, vartus pamatuosiu, kiek rodo. Biškia čilo, -5 jau. Filmuoja. Kol mūsų nebuvo, žiūrėk, ir snaigių porą. Duoda. Na, pokai. Čia garažas, sąlygos galima.
bendru planu dabar. Šiaip išsilieja sunkiau, jeigu taip realiai paėmus, ir tempėsi mažiau. O dabar tik tai, kad reikia, kad nenubėgtų. Nes čia apačioj niurkiausi vėl prie tos apačios. Dafiga lako išėjo. O šiaip bendrai paėmus laikys. Nu, čia galim pataisyti. Все, paliekam per naktį išdžiūti, rytoj atiduodam klientui. Operatoriui filmuosiu, parodysiu, kaip kerzikį guli. Nu, biški stambesnį laukia. Tai yra laukia prie -5. Bet šiaip bendrai paėmus, nežinau. Tai jeigu taip toliau, tai vienu žodžiu į kamerą saliarkos kaip ir nebepilsiu jau šiemet. -5, -10 bus nesvarbu, viską fingačinu ant minusinės temperatūros į pofik. Dar atsinešiu termometrą, pasimatuosiu kapotą, va dabar tiksliai matyt, prie kiek jisai čia džiūsta. Gerai, pamatuoju dar kartą temperatūrą. 0,5. Iššilo detalė, nu gali būti nuo lako. -0,0,0. Nerandu minusinės. Supranti, bendras suliejimų vaizdelis toks visai nieko. O jeigu dabar jį, kažinį, nešti į kamerą 60 atlaužti, jaučiu nuslinktų viskas, nubėgtų. Na, temperatūra jisai 0,07, 0,9, jau beveik į pliusą eina. Čia gali būti dėl to, kad lakas yra iš kambario atneštas. Jo, +1 paliko. Nu, nesmė. Įdomiau būtų buvę, jeigu dar ir lakas būtų buvęs iš lauko irgi, -5 ar kiek ten, -6 laipsnių. Vat įdomu, kaip tada būtų išėję nulakuoti viską. Nu, taip esu labai tikrai nustebęs, kad jisai niekur niekas nenuslinko, nepaslinko, jokios bangos. Nes, nu, šakės. Tikrai. Tai šiandienos eksperimentam tiek. Iki sekančių.